Tai pradedu tiesiai nuo žadėtų pokyčių ir žadėti pokyčiai sėdi štai čia už stalo. Sulaukiau svečių iš Lietuvos. Sveiki žiūrovai, aš Virginija, labas. Taigi į Albaniją atvykau tiesioginiu skrydžiu iš Vilniaus 2,5 valandos ir nusileidau sostinėje Tiranoje. Pirmieji įspūdžiai apie Albaniją yra labai geri. Pasirodė šalis pakankamai graži. Aišku, čia daug saulės, be važiuodama jau automobilis spėjau ir įdegti, nu tik pasižiūrėkit, neblogai. Tai dabar užsukom čia į pakilės kavinukę, išgerti truputėlį kavos, kad atsigauti nuo karščio ir judam toliau. Šiandien mūsų tikslas Kosovas. Balkanuose be kalnų viršūnių yra dar ir daugiau lankytinų objektų, kuriuos esu nusimatęs apsilankyti. Tai kadangi atvyko Virginija į svečius, tai mes dabar tai ir padarysim. Aplankysim daugiau tokių turistiškesnių maršrutų ir dar kitų įdomesnių vietų. Na, o be Virginijos atvykimo dar atsitiko vienas dalykas, kuris šiek tiek pristabdo mane nuo kalnų. Tai nežinau, ar perkaitau, ar peršalau nuo kondicionierių, bet mane užklupo velniška tiesiog sloga. Nosis bėga tiesiog kriokliais. Nežinau, kažkaip prastai labai jaučiuosi. Prakaitas muša. Tai nežinau, tai vat gal irgi bus visai gerai kelias dienas šiek tiek pristabdyti nuo kalnų, atsigauti, pailsėti ir tada jau šturmuoti likusius Balkanų viršūnės. Su Virginija perkalbėjom, sakė, gal padės ir man kartu įlipti vieną kurią nors viršūnėlę. Tai ką, tai tokiais gražiais kalnų keliais artėjom ir prie Albanijos Kosovo sienos. Atvykus į Kosovą reikia įsigyti jų vietinį draudimą, nes mūsų žaliosios kortos čia negalioja. Tai va, padarė draudimą, žodžiu mėnesiukui, 10 eurų ir važiuok. Sakė, jeigu išvažiuoja iš šalies ir grįžti, nesvarbu, draudimas galioja, jau antrą kartą pirkti nebereikia. Geras, matosi meškos. Žodžiu, čia visas kalnas, pilnas meškų. Atvažiavom iš tikrųjų jau į vidų nebeįeisim šį vakarą, nes jau temsta. Tai štai tokia aptverta teritorija, čia įėjimas, irgi visur tvoros. Ir ten gyvena virš 20 berods išgelbėtų meškų. Ir jau galima su žiūronais išvelgti ten į medžius, į miškelį įlindinėjo. Viena kita meškutė vaikščiojo, aišku, jos ten labai toli. Tai ką, tai dabar su Virginija turbūt pasidarysim truputėlį arbatos, kažkaip gydyti reikia mano slogą ir tiek šiam vakarui, labanaktis. Labas rytas, tai esam šiek tiek pakilę į kalnus ir nakvynė šalia Bear Sanctuary Priština buvo ganėtinai visi. Ryte turėjom vos 10 laipsnių šilumos, kas yra didelis kontrastas palyginti su Tirana, kur atsikėlus buvo 28, tik 30 laipsnių šilumos. Tai dabar ruošiu pusryčius, o kol jie verda, tai žiūrim meškas ten kalne, jų ten pilna yra. O Virginija už tai, kad aš ją priimu į vaną ir savo atvykimo progą šiandien žadėjo paruošti ypatingai skanius pusryčius. Virginija, ką čia valgysim šiandieną? Šiandien bus avižų košė su karamelizuotais vaisiais. Tai mano košė jau verda, jau ir galima išjungti. Beliko pasikepinti vaisius, tai šiek tiek turim. Tai turim persiko. Turim bananų, aš juos pakepsiu ant šiek tiek sviesto keptuviai. Kadangi neturim cukraus, kaip ir minėjau, tai tiesiog naudosiu medų, bet jau išjungiau keptuvę, kol vaisiai šiek tiek suminkštėjo, nes nenoriu labai medaus pašildyti, bet bus labai skanus pusryčiai. Nu ką, ragaujam Virginijos patiekalą. Daug anglių nuo ryto, labai gerai. Labai skanu. Gal pramuš man slogą. Vaisiukai, vitaminai. Na ką, tai nuo 10 atsidarė
šitą meškų prieglaudą, nusipirkom bilietėlius po 4 eurus ir dabar jau žygiuojam takeliais tokiais ir tikimės kažkur čia šonuose sutikti meškutes. Viso trasa nemaža. Štai toks žemėlapis, 1,5 kilometro, čia visur galima vaikščioti, skirtingos būdelės, skirtingos meškų būstės. Čia visos gyvenančios meškutės turi ir pavardą. Štai čia yra stendas, kur surašyta tai. Štai va ten slampinėja viena meška. Kosove ir kitose Balkanų šalyse anksčiau būdavo populiaru prie gero restorano turėti narvą, kuriame būdavo laikoma meška. Paimdavo labai mažus meškiukus, dar nuo kūdikystės, uždarydavo į tą narvą ir laikydavo. Tai narvas tikrai nėra didelis, kai kurie narvai būdavo netgi dar mažesni, ten gyvūnas labai kankindavosi. Ir tas vyko dar iki 2010 metų. Va, žiūrėkit, atėjo meška, kol mes čia kalbėjom. Nematėm, tai girdim, kad čia kažkas tai krebžda ir va, atėjo, pasisveikint atėjo. Labas. Bet žiūrėk, kokia tu drąsi, klausyk, visai šalia ateisi. Matosi čia ir daugiau tų meškų, bet ne visos prieina prie pat. Kai kurios ten turi traumų, yra labai baikščios, arba tiesiog vaikšto po vieną vietą ir viskas, o šitą prie pat prieja. Meškų laikymas prie restoranų buvo uždraustas visai nesenai, tai 20 metais, o po kelių metų buvo įkurta šita vieta, kur buvo išgelbėtos visos meškos, kurios buvo laikytos prie restoranų, tokiu būdu bandant pritraukti klientų. Į šį rezervuotą atkeliavo ne tik meškos, bet atkeliavo ir narvai, kuriuose buvo laikomos meškos, o būtent tas, kuris yra man už nugaros, ten buvo laikoma meška Kassandra ir narve praleido net 10 metų. Ateina pasirodyti. Dar vienas lokys ateina pasirodyti, bet jie svarbiausia taip visiškai nematomi yra. Net nejauti, kada jie pasirodavo toks iš kampo. Išlenda. Realiai ir kalnuose žygiuojant lygiai taip pat tu gali eiti ir prieiti tiesiog prie meškos. Ups, meška kai ką padarė. Pupiai! Pasiekėm ir aukščiausią vaizdą prieglaudai. Tai čia vat yra tokie baseinėliai. Šiaip čia gyvena 3 meškos šitam aptvare dideliam. Bet kadangi jau laukia karšta, oras įdienojus, tai jau greičiausiai ir nepasirodys, nesulauksim. Stebim meškas, o čia gyva. Vėžlys pas mešką narve įsipainėjęs. Kaip tu čia papuoliai, bičiuli? Bėga nuo mūsų. Dar va štai vieną priėjom meškutę. Ilgai neužsibūna, man atrodo, jas ateina, pasižiūri. Maisto nieks neduoda ir eina savo toliau savo keliais. O kalbant apie maistą, tai vasaros sezonu šitom meškom duoda 8 kg. Uogų, visokių mėsos, žodžiu, va tokių per dieną 8 kg vienai meškai. Tai ką, meškutės aplankytos, na ir ką, mes toliau su Virginija važiuojam turbūt į Prištiną, čia gal 30 km nuo šios vietos, tai yra Kosovo sostinė ir ten truputėlį reiks pasilsėti, nes kažkaip jaučiu, kad mano šitą slogą perina į kažkokį gal net virusą, nežinau, biškį kaulus laužo, nėra sveikatos, žiauriai nėra sveikatos, tai nežinau, kaip reikia lipti į kalnus, tai turbūt reikia sostiniai pasimti kažkokį viešbutaną, šiek tiek galbūt po miestą pasivaikščiosiu, pagulėti reikia daugiau, šiaip ir prie kompo daug visokių darbelių yra, ką reikia nusidirbti ir tada jau galėsim galvoti apie aukščiausius kalnus. Tai atvarėm į Kosovo sostinę Prištiną, čia va kiemelį paliekam automobilį, apsistosim truputėlį apartamente, pailsėsim. Nu ką, tai kambario turas, iš karto tokia virtuvėlė, puodai visi. Čia va turim stalelį, didelį teliką, Virginiją turim su arbūzų kambarį. Ir čia dar turim balkonėlį va štai tokį, o šiaip va pats centras, dangoraižiai. Čia kažkoks tai English pubas. Dar einam pažiūrėti įdomesnę tokią vietą, tualetą ir dušus. Čia va mūsų tualetas su dušo.
Beje, Kosove labai įdomiai su tualetais yra. Turiu parodyti šitą dalyką, hebra, žinokit. Čia viskas gerai, švarus tualetai. Bet Kosove visur tualetuose yra toks dalykas, kai padarai reikalą. Čia pasuki rankenėlę. Ir čia nubėga vandeniukas, nuplauna viską. O, wow, pažiūrėkit, dar kokį čia turim apšvietimą prie lovos. Čia šviečia. Čia šviečia. Nu, puikiai, puikiai. Tai bendrai vertinant, manau, kad čia Kosove kol kas labai geros kainos viešbučių, nes čia paėmėm tikrai ne patį pigiausią, nu tikrai nėra ir pats brangiausias, bet 3-5 eurai pačiam miesto centre, sostinėje, manau, yra žiauriai gera kaina. Kitas dalykas, dar pakeliui matėm kūras, tai euras 38 už litrą, tai kas yra realiai žiauriai pigiai ir apgailėtinai jaučiuosi, nes aš užsipyliau Albanijai po eurą 85 paskutinį kartą, kas yra šiaip, sakyčiau, brangokai. Tai kol Virginija maudosi, aš truputį pagiriu arbatos, kad greičiau pasigydyti savo slogą ir varysim iš tikrųjų į patį centrą pasižiūrėti. Yra čia ką palankyti, yra čia ką pamatyti, tokių išskirtinių dalykų, ko nerasi kitose Europos miestuose. Kadangi jau yra kelios valandos po pietų meto, todėl pirmiausia išėję į miestą atvarėm papietauti. Ir čia aš dabar paaiškinsiu du labai svarbius dalykus. Kadangi Kosovas yra musulmoniška šalis, čia galima gauti turkiškos arbatos, ko aš būtent ieškojau ir Albanijoje, tačiau niekur neradau. O antras dalykas, užsidėjau kepurėlę su amerikietišku užrašu, nes ši valstybė labai mėly amerikiečius. Tai nuėję į miestą sugalvom suvalgyti donerio, tai šitas doneris 2,5 euro. Nors kaina tik 2,5 euro, bet žinokit, skonis nesiskiria ir gal netgi dar skanesnis negu Vilniaus kebabų po 7 eurus. Eikit savo, žinokit, sunku patikėti. 6 eurai 20 centų už 2 žmonės, 2 doneriai, arbata, Fantos stiklinėlė. Panašias kainas mokėjom maždaug prieš 7 metus, kai keliavom po Turkiją. Ir ten atrodė viskas labai pigu, kad tokios kainos dar gali egzistuoti čia Europoje. Tai, nu, nerealu. Einam pro suvenyrų kaskelius. Tai nežinau, jeigu ir suvenyrų čia tokios kainos, tai spėju, daugiausia suvenyrų parvešiu jums visiems iš Kosovo. Nu va, garsioji Kosovo biblioteka. Iš tikrųjų, iš viršaus jį labai gražiai atrodo, kiek esu matęs ar nuotraukose, ar video, bet realybėj tai tokia baugoka. Aišku, dar šiandien čia nieks nedirba, žmonių nėra, iš vis tuščia, plytelis tokias išdaužytas. Nu, nekoks labai vaizdas. Tai neapsigaukit, iš viršaus atrodo daug gražiau, negu atrodo realybėj. Kol ten už nugaros naudžia gan pilkas ir monotoniškas senamiestis, tai Kosovo visas augimas yra čia priekyje. Auga daug naujų dangoraižių, daug statybų, daug daugiabučių. Gatvės tvarkomos naujai. Nu, žodžiu, miestas auga ir plečiasi, bet žinoma, ne į senamiesčio pusę. Ko jau ko, bet vaikštant pirmą pusvalandį po Prištinos miestą, mažiausiai tikėsi pamatyti Lietuvos vėliavą. Ir jį čia, štai čia. Čia pasirodo yra Lietuvos konsulatas. Atėjom ir į vieną svarbiausių vietų, turbūt ne tik Prištinoje, bet ir visame Kosove. Tai Bilo Klintono skveras, bulvaras, visa gatvė vadinasi jo vardu. Ir ne šiaip sau visą tai, o istorija tokia, kad 98-99 metais Kosovas bandė išsikovoti nepriklausomybę ir smarkiai keravo su serbais. Ir su kitom buvusiom Jugoslavijos ten šalim turėjo daug visokių konfliktų. Ir būtent 99 metais NATO įsikišo į šitą reikalą ir pasakė, kad Kosovas yra atskira respublika ir nepriklauso nei serbam, nei dar kažkam. Tai sulaukėm ir vakaro Prištinai, beje, nekeiščiausias dalykas yra tai, kad čia yra vėsų vakare. Čia yra vėsų, kaip ir vakar ten prie tų meškučių buvo vėsų, tai mieste taip pat. Aš jau su ilgom rankovėm vidury vasaros. Tai šiaip gražus miestas vakare, man čia patinka, daug spalvų. Spalvotom švieselėm šviečia mečetės, kažkokie bokšteliai, pastatų apšvietimai. Na, vakare atrodo visai kitoks miesto vaibas. Nu ką, labas rytas, tai ką Šaika, truputėlį atnaujinimai iš
iš Kosovo. O šiaip ką dar pastebėjau, po vaikščiojimo su tapkutėm, žodžiu, man ant kojos prisitrynė puslė tokia. Tai vėl kažkoks, nežinau, paradoksas, bet negalėsiu daug vaikščioti. Tai bet kokiu atveju turbūt rytoj planuota lipti į Great Rudoką Kosovo viršūnę teks atšaukti, nes ten yra gan rimtas žygis, 1,5 kilometro minimum sukilimo, beveik 10 km į vieną pusę, 10 atgal. Tai truputėlį reikia pailsėti. Kaip pagalvojau, tikslas šiaip didelis, įlipti visas Europos viršūnės. Turbūt kūnas kažkiek nepratęs dirbti, nepratęs tiek daug judėti, miegoti, nepratęs prie karšto oro. Tai truputėlį reikia adaptuotis, duoti keletą dienų, atsigauti, pasilsėti. Tai vat per tą laiką pasivaikščiosiu po miestus, aplankysim dar su Virginija kažkokių įdomių vietų kitų, jums parodysim ir taip pat praleisiu šitas ateinančias kelias dienelės. Na, tokia gan nedidelė, bet jau su baltu viršum susidarius puslelė. Tai va, viskas po nakties, paliekam viešbutaną. Varysim toliau į kokį nors miestelį gal. Dar tiesą pasakęs nėra plano. Planas bus pakeliui. Atvarėm į savo parkingavietę. Bet čia biškį žiūriu, viskas užstatyta. Mūsų mašina štai čia. Kažkaip čia reiks išvažiuoti. Nu va, nuėjo žmogus reguliuoti. Kažkaip tai mums išvažiavimą šitą visą. Tai išvažinėjo va Audrius iš aikštelės. Čia tiesiog žmonės paliko raktus sargui ir tas sargas dabar visas mašinas išvarė. Ne mes vieni ir tiesiog išvažiuosim kažkaip. Nu, štai tokia eilutė jau susidarė dabar, laukia, kol šitas išvažiuos, čia išvažiuos ir tada galės Audrius išvažiuoti. Nu, pajudėjo Toyota. Tai atvarėm į džiunglės, nežinau ar mane gerai girdite, nes baisiai garsiai teka upelis kalnų ir čirškia cikados. Geras, žiūrėkit, atėjom, štai kokia Miruša vadinasi, Mirušas kriokliai. Vieni didžiausių ir įspūdingiausių, toks lankytinas labai objektas čia Kosove. Nu ir tikrai verta dėmesio. Iš viso čia yra 13 tokių ežerėlių ir 16 krioklių. O, žiūrėkit, tokia yra daug keliuką. Reikia pabandyti užlipti čia su virvėm, su trosais kažkokiais, tai visai įdomus toks. Nu, ką, žinau, lipam. Geras. Ir Virginija parlipa. Na va, čia geriausia vieta. Jeigu lytų lietus, neužlytų, nes esu tiesiai po uola. Ir čia galiu savo ramiai stebėti gražiai betekantį krioklį. Nu, aišku, čia ir šiaip vaizdai gražus, va, kalnai, urvai kažkokie tai. Va, Virginija dar priekį fotkina čia visus. Na, bet pasirodo, ne šitas kelias yra tas pagrindinis. Tai kažkur reikia žiūrėti ten per uolas turbūt. Kažkur va ten va turėtų būti kelias, kuris nuves mus prie kitų krioklių. Nu va, pirmas lengstis ir pažiūrėkit, jau mes esam virš to krioklio, kur buvom apačioj. Ir čia jau matosi daugiau tų krioklių kažkokių tai teka. Bet dar takelis veda tolin, tai einam pasižiūrėti tolėliau. Va, kokią atvykom kokteilinę, plaka krioklys, kokteilis. Man atrodo, ten galima palysti po šito krioklio, einam, pažiūrėsim, patikrinsim. Virginija, kaip tik sakė, nori galvą išsiplauti. Labai gera vietelė. Žmonių nėra. Va, ten apačioj matosi tas kaimelis, iš kurio atėjom. Nu ką, keliukas atvedė ekstremaliai biškį. Jau čia beveik Via Ferrata prasidėjo. Gerai, kad dar turim už ko laikytis. Taip pasakiau, išeisiu, pasivaikščias. Sergantis toks. Vieną Ferratą praėjom, kitą prasideda, bet pažiūrėkit, kokie vaizdai, kokie uolai gražus. Kriokliai čia visur bėga. Wow!
Tai šitą praeisim, čia kažkur, nežinau, nebematau toliau kelio, realiai juolą atsimušė. Gal ir viskas? Einam, pažiūrėti reikia. Aš perėjau tiltelį, dabar Virginijos eilė. Truputėlį pasiuboja, bet galima gyventi dar su tokia. Nu kaip? Norėčiau turėti pavadėtą į karabinus, apiršus ir kažką prisirišti, nes iš tikrųjų biškai taip nesaugiai jaučiuosi. Bičiuliai, belė kaip, žinokit, čia viskas pavojingai atrodo. Kiek žinau, kalnuose, jeigu susiduri su tokiom feratom, tai jau rašo, čia reikia prisirišti viską, čia nieks nieko neprašo. Savo gyvybę rizikuoji, nu aišku, čia gal į vandenį įkrisi, gal nieko neatsitiks, bet realiai vat kelias privedė prie tokio grožio. Tai atsivėrė mums štai dar vienas krioklys, o ten tolumoje matosi dar vienas. Ir čia savo kilimą kriokliais užbaigėme, nes jau toliau yra, manau, per daug pavojinga eiti be jokių apsaugų. Va toks va kelias toliau, visiškai crazy. Vienas laiptukas kažkoks, va, trosas. Tai tokiu keliu jau čia mes einam gerą pusvalandį iš tikrųjų. Tai nežinau dar kaip reiks grįžti. Viskas nulipta nuo paskutinio akmenų. Tai toks žygis gan kartu lengvas, nes nėra ilgas, bet kartu ir labai sudėtingas, nes ganėtinai techniškas, turi visą laiką žiūrėti, kur eini, neišsikviesti nei pagalbos, nes nėra jokio ryšio, žmonių taip pat nėra. O čia dar pastebėjau, kaip kietai vietiniai pasistatė namelių, štai virš upelio pasidarė tokius užvaryt. Po žygio vyšnių sultis, atgauti jėgas su vitaminais, gal pramuš man slogą greičiau ir tolyn į kelią. Pažiūrėkit, koks geras kelias iki pat krioklių. Net sunku buvo patikėti važiuojant pirmin, tai net nefilmavau, galvojau, tuoj čia baigsis. Bet iki pat šitos aikštelės, kur palikti automobilį, visiškai naujai nutiestas. Mieste tokių gerų kelių nėra. Toks oras truputį pro debesį, mašina gal nėra labai įkaitus, tai užsukom į Kosovo automobilių plovyklą. Pažiūrėsim, jeigu čia taip viskas pigų, tai gal ir mašiną nusiplausiu už porą eurų kaip ukmergėj. Tokios va kainos, eurais, viskas eurais, šiaip labai patogiai. O čia va tokios programos, turim va mėlyną, turim raudoną pistoletą, turim Virginiją, čia menedžina man pinigėlį. Kadangi po praeito plovimo buvo viskas padengta nano danga, tai dabar, manau, viskas švariai ir labai greitai atsiplaus. Ką galiu pasakyti, tiek, kad gera chemija šiaip žiauriai užkvypo ir viso sumokėjau. Labai gerą kainą, 2 eurai 20 centų, bet tikrai nuploviau nuo širdies, taip sakant, nes mačiau, kad gera chemija, kai pradėjau čia vašką pilt, viskas tiesiog nubėgo, tai manau, kad šį kartą net ir nereiks gal ir su nano padenginėti, nes po praeito karto iš tikrųjų irgi viskas padengta, tai tas labai padeda neprikipti nešvarumams, o jeigu norit irgi išbandyti nano dangą ir universalius valiklius, tai užeikit į plovyklis.lt, užsisakę su nuolaidos kodu skanios kelionės, gausit dar ir šluostę su mikrofibra dovanų. Labas iš Prizreno centro ir pažiūrėkit, koks čia grožis, teka upės, gražus pastatai, mečetės už manęs. Tai čia jau filmuoju kitą dieną, nes vakar, žinokit, po to žygio, po pietų, tiesiog belė kaip skaudėjo galvą, tai varėm miegoti gal apie 8 kokią valandą vakaro, dar mano nepasibaigusi liga, tiesiog žiauriai išsekino mane tas laipiojimo solom. Tai tiesiog visiškai buvo šakės mirtis alyvose. Tai dėl to dabar nuo ryto su Virginija jau vaikštinėjom po Prizreno centrą, va štai fiksuojam, fotografuojam tiltus, nes šis tiltas tai vienas pats gražiausių skaitosi. Bet o šiaip miestas, galiu pasakyti, palyginti su sostinė Priština, Prizrenas yra antras pagal dydį, tai šiaip tikrai gražus, gal daug daugiau pritaikytas netgi turizmui, čia yra daug visokių lankytinų vietų, labai daug gražių mečečių, kadangi šalia kalnų, tai viskas gražiau matosi, susidaro gražesnis vaizdas ir nesijaučia toks didelio pilko miesto įspūdis. O šitame mieste yra daug turkiškų kavinių, turkiškų parduotuvių ir Turkijos vėliavų. Bet va, šuniukai jau Kosove yra sužymėti, jau šitą miestą jie yra prižiūrimi. Ne šiaip palaidūnai laksto. Po truputėlį tvarkoma čia pietuosi ši problema. O bendrai Kosove tai kainos labai geros, nežinau, gal jau kartojasi, bet nuo viešbučių pigumo iki, nežinau, iki bet ko. Vat, perki vaisius, tai va, trešnių visas kilas 2,5 eurų už kilogramą. Gražios kainos, didelės trešinės. Tai
Tikrai verta čia labai atvaryti tiem, kas mėgstat pigųjį turizmą, tai čia šita šalis tikrai labai patiks. Nu ką, sveiki vėl iš Albanijos. Ir su Virginija vėl grįžom į Tiraną, iš tikrųjų yra reikalas vėl Tiranui, rytoj Virginija išskrenda, tai šiandien nutarėm aplankyti dar šalies sostinę ir pasižiūrėti šiek tiek daugiau po patį centrą, pačią senamiesčio zoną. Balkanų širdis Albanija garsėja labai savo tokiais bunkeriais, kurie čia buvo pristatyti visoje šalyje ir kurių matėme ir kalnuose, ir įvairiuose kitose šalies dalyse. Tai einam aplankyti vieną šių bunkerių. Nusileidom į požemius, tai va tokiais koridoriukais keliaujam ir čia visokių yra kambarėlių, žodžiu. Gali užeiti, pasižiūrėti, tekia būti Lietuvoje ne vienam bunkerį. Tai pasižiūrėti įdomu ir kaip čia viskas veikia. Čia, kiek supratau, yra skirtas gynybinis buvo bunkeris, bet taip irgi niekada ir nebuvo panaudotas pagal savo paskirtį. Čia va bunkerį galima pamatyti ir tikriausių šautuvų. Žiūrėkit, stovi, čiuk. Ir viskas, bet šiaip šautuvai yra deaktyvuoti, ten rašė, tai yra originalus, bet išimta esminė dalis, dėl to jie jau ir nebeveiksnus. Nors tas bunkeris pastatytas 81 metais, įdomus faktas, kad buvo atidarytas žmonėms 2016 tiktais ir šitas įėjimas, pro kurį įėjimą buvo pastatytas visiškai neseniai. Čia yra 40 kambarių, kuriuose pasakojama Albanijos policijos istorija ir dar vienas įdomus faktas, kad niekada nebuvo panaudotas pagal paskirtį. Ir įdomiausias faktas yra, kad tas bunkeris eina po vidaus ministeriją. Ir jis buvo skirtas pasislėpti politikams, visiems svarbiems asmenėms. Nu, turim čia rašytoją, rašo laišką į Lietuvą. Kiek jau vyras viršūnių įkopė, o sulaukė skambučio rašytoje. Su ko čia kalbate? Sujungiau su ukmerge. Šis bunkeris dar yra priskiriamas ir prie paranojos architektūros, nes jis būtent buvo pastatytas vėlyvesniame režime. Ir būtent tuo metu dėl paranojos buvo pastatyta 100 000 bunkerių visoje Albanijoje. Artėjom prie Albanų piramidės Tiranos, betgi ten dar vienas labai įdomus pastatas, atrodo kaip suskraidančia lėkščia, kad būtų nusileidus ant pastato stogo. Jeigu Prištinos sostinė garsėjo savo biblioteką gan keista, tai čia Tiranui turim tokią piramidę. Nesigauna ramiai sveikti, kopiam į piramidės viršų. Po truputį laipteliais. Neskaičiau, bet nemažai čia tų laiptelių gaunasi. Bet kogi nepadarysi vardan gražaus vaizdo. Iš viršaus žiūrint, Tiraną irgi labai stebina savo labai gražiais pastatais. Žiūrėkit, Rūžavas. Ten toks pasakų namelis su spalvotom langiniam. Išdažytas kaip gražiai senas pastatas, bet tiesiog gražiai sukurtas. Ten va tolumoje dar vienas su tokiais pagaliukais kažkokiais geltonais padarytas žalios juostos. Ten va irgi raudonas spalvos dominuoja su juodom. Labai daug gražių spalvų. Aišku, šalia miesto kalnų vaizdas. O čia dar toks unikalus vaizdas buvusios ateistinės valstybės, kad ten matosi mečetės minaretai, o čia yra jau katalikiška bažnyčia. Tai viename kadre galima matyti ir mečetę, ir bažnyčią. Ten priekyje taip pat ir mečetės kupolas, ir bažnyčios bokštelis. O šiaip nepamirškit vandens gerti ir jūs, kai taip karšta, kad nehidratuotumėte. Nu ką, skanios kelionės įsrovė į Air Albania Stadium. Pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta iš vidaus. Stadiono šone va taip įrengtas restoranėlis. Ir gali ateiti pasižiūrėti, kaip iš čia viskas atrodo. 2019 atidarytas futbolo stadionas pačiame Tiranos centre. Taip, netikėtai papuolėm ir į protestą, žodžiu. Nu, čia irgi jie protestuoja prieš vyriausybės. Užklausiau vietinio, apie ką čia taip vyksta viskas. Tai sakė irgi prieš valdžią, nenori, kad naikintų teritorijas tam tikras, kurios priklauso žmonėms, nes valdžia nori statyti daug daugiabučių, daug įvairių plėtros vietų, viešbučių, naikinti natūrales gamtinės vietas, statyti viešbučius turistams ir panašiai. Daug žmonių su to nesutinka, protestuoja. Nežinau, kiek čia saugu ar nesaugu mums vaikščiot, būnant užsieniečiais, nes kalba gan griežta ir visa minia šaukia, rėkia gan griežtai.
Tai po truputį tvarkomės bivaką, viską susidedinėjom daiktus ir Virginija šiandien viskas jau vyks atgal į Tiranos oro uostą ir skrenda į savo mylimąją Lietuvą. Tai tam kartui galite parašyti atsisveikinimą Virginijai, bet neaišku, gal dar ne visam čia atsisveikinam, nes mano kelionėje dar daug viršūnių nusimato. Iš esmės įveiktos yra 5 šiai dienai iš maždaug 44. Dar laiko turėsim daug, tai gali būti, kad pasimatysit ir su Virginija ir dar neaišku, kokių čia nuotykių mus gali ištikti per tokią ilgą kelionę. Tai Balkanų šalis man labai patiko, geras oras, geras maistas, geras klimatas, o ką mes dabar jau pakeliu į oro uostą, aš su jumis atsisveikinu ir toliau palaikykit Audrių, kad įliptų į kuo daugiau viršūnių. Ciao!